Sveiki visi retroelektronikos entuziastai. Pagaliau naujas video ir daiktas, kuris nukels atgal į vaikystę. Čia jau bitplakis trina rankas ir nekantrauja, greičiau parodyk tą kloniūkštį. Na ką čia slėpti, jau iš intro turėjot suprasti, kas ten slepiasi siuntinyje. O gal kaip tik tokio daikto nesate vaikystėje čiupinėję? Aš tai tikrai ne. Todėl ir susigundžiau ne tik gerą kainą, bet ir išvaizdą. Juk siuntinys iš Vokietijos. O kas atkeliauja iš vokiškų rankų, tas dažniausiai būna idealios būklės, net jei aparatas ir neveikiantis. Na čia tik jiems taip atrodo, kad prekė tinka tik dalims, tačiau vėliau paaiškėja, kad nekontaktuoja kištukas arba nutrūkęs laidelis. Ar ir su šituo daiktu bus ta pati istorija? Tuoj pat ir išsiaiškinsim. Minkštai įsuktas žaltys, jaučiasi laidų krūva. O, panašu, kad kliovas prasidėjo. Kimba, kad į kur galas. Koks kilbukas. Va, kaip čia ir be pavadinti, mailius, panašiau į kinietišką buožgalvį. O gal ne visai taip, kaip atrodo? Taigi, koks čia gali būti pultelis? Paliksime intrigos. 1, 2, 3... Super Nintendo Entertainment System pultelis. Nu tai kad nelabai. Prakeiktas kloniūkštis. Ale vis tiek norisi pažaisti. Gumelės nesudroštos, kaip smagu. Aina savo kaip malonu pamaigyti. Tačiau neaišku, ar pultelis veikiantis, ar šiaip užsikimšęs nuo neaiškios kilmės košės. Čia kas? Skretalas ar riebiau? Nu vis vien, dankeschön. O kaip smagu. O, įstrigau. Nu kaip nors, žvejoju toliau. Maitinimo blokelis. Kur tu čia rasi originalą? Ką? Taigi pliusas centre, jūs juokaujat. Tai jau bus supleškintas 5 voltų reguliatorius. Blokelio įtampa kardinaliai per maža, tai kur tau kas ten veiks? Oi, niu, reikia bent 7 voltų. Kas čia dabar? Per kaladėlę sukeistas maitinimo poliškumas? Ir vis tiek nepadėjo, ar ne? Vat jum ir defektas, vat jum ir dalims. Pamažu aiškėja tikroji situacija, ar ne? Tuščia jo. O kasgi čia? Tikras superskopas arba zaperis. Tačiau ar jis tikras? NGN 100? Atseit Nintendo Gun? Tikrai nesu girdėjęs, kad tokiu pavadinimu Nintendo savo produktus ženklintų. Bet atrodo kokybiškai. Lęšis nepamestas. Kažin kokia laidų būklė, ar kartais jie nenutrūkia prie kištukų. O, štai ir įsidavė. Yuan. Miesto Kinijoje pavadinimas. To dar betrūko, kad būtų prikabinę žodį Electronics. Ale tas netilpa. Rausiam toliau šitą jovalą. O, ir ką radau? RF kabelis susipynė su antruoju pulteliu. Gal geriau tegu pailsi. Dabar svarbiausia įsigilinti į dėžę tiesioginę šio žodžio prasme. Nu tai staigiai ruodi kontūrimi vezikim kartu. Nu Vytauta, kapte ir. Akluons, a nekluons. Tiek pažiūrėjus bitplakiaus vidosų jau biški pramuokau žemaitišką. Gerai, pažiūrėkim, kas čia per padėlkėlė. NES Video Game System. Toli gražu iki tikro Nintendo, ar ne? Čia dar lipdukas įlydytas į korpusą. Atrodo, kai būtų originalas. Tačiau čia tik klonas. Kokia neteisybė taip apgaudinėti vaikučius. Tačiau tenka pripažinti, kad visai nebloga kopija gavosi. Ir Master Games. Kur jau ne. Kaip be pasuksi, ar taip? Ar taip? Vis tiek į rytus žiūri. Ir svorio turi pakankamai. Gali būt, kad Primas? O, va šitas lipdukas išduoda, kur savo laiku konsolė buvo laikyta. Sekcijoje, garbingoje vietoje prie žvakių. Panašu, kad šią konsolę šeimininkas labai mylėjo. Dabar lipdukui ate. Ir pažiūrim šio kloniuko modelį. Taip, MKX skirtas mūsų Europos PAL sistemai.
Toliau įprastiniai duomenys, 9 V maitinimas ir nuolatinė srovė 850 mA. Dar kartą pažiūrim, kad maitinimo blokas nors ir 1 A, tačiau per mažos įtampos konsoliai startuoti. Gal taip tiesiog norėta patikrinti, ar kompiuteriukas veikiantis. Dabar dar matau, kad kreivai iššokęs maitinimo lizdas, ar čia buvęs laužtas, ar blogai sudėtas. Šito tarpo apačioje neturi būti. Audio video lizdai stovi tiesiai, na o jeigu jais išeina vaizdas ir garsas, tai iš vis super. Bet čia, kaip sakoma, 50-50. Na ką, išsiaiškinsim diagnostikos eigoje. Na o dabar svarbiausioji dalis. Ar vis tik čia surasime mikroschemų? Pirštas pasiruošęs, bitplakis irgi. Ar čia juodataškis, pigus kiniškas šlamštas, padirbtinis šūtplakis, kloniukštpalaikis, kad jį kur griausmas kelmas netašytas, kur? Kur čia praimas? Kur? Stuobrėjus neraliuoti, jeigu prikišot vėl juodų taškų vietoj mikroschemų. Nieko nesimato, jau tai paslėpta, kad nieko nepamatysi. Špyga jums taukuota, reikia greičiau lyst vidun ir žiūrėt, kas ten pridirbta, a ne Vytauta? Pro skylutės irgi nieko nesimato. Tveriam atsuktuvą, kurgi čia, tuoj, suksim. Bet prieš tai pažiūrėkime, kaip laikosi mygtukai. Reset atrodo gyvas ir nestringa. Power jungiklis irgi geras. O mechanizmas disketį išstumti? Visiškai sveikas. O dabar lendam į vidų. Ir prieš jungdami konsolę apsivalysim. Taip pat atliksime pirminę diagnostiką. Nu va štai nusivaliau visus paviršius, blizga kaip nauja. Pabandysim dabar patekti į vidų ir pažiūrėsim, ar konsolė buvo ardyta. Nesupratau, neatsisuka. Gerai, kitą varžtą bandom. Čia dabar, nekrust. Nors aš čia dabar durnas. Nu rimtai, kai būtų varžtai užklijuoti, ale vis tiek reikės atsukti. Tai bandom tada su jėga. Svarbu, kad nieko nesulaužyčiau dabar. O, po truputį sunkiai, bet juda. Atsargiai dabar po vieną, gal pavyks išardyti. Pasirodo, varžtai nepriklijuoti, o įlydyti į plastiką, kad nereikėtų sriekt. Na čia tik tai pigios technologijos bruožas. Bet mums pasisekė, vadinasi, konsolė ardyta nebuvo ir plokštės fiziškai niekas negalėjo sugadinti. Ir štai dabar pabirus varžtams nuimsime dangtį, pasižiūrėsime, kas viduje, ką reikia valyti, kiek ten šiukšlių. Taigi pirmiausia ir išsivalysime plokštę, kad detaliau galėtumėm apžiūrėti, ar nėra nukepusių komponentų, ar išsipūtusių kondensatorių. Ir kągi čia matom? Ir iš karto krinta į akis 3 juodi taškai – CPU, PPU ir atmintis. Kaip ten bebūtų, čia tikėjomės rasti mikroschemas, bet dėja, gal ir neblogai juodi taškai patupdyti ant atskiros plokštės, tai palengvintų konsolės remontą. Bet tai kur tu rasi tokią pačią juodataškę plokštę? Gal pas bitplakį? Niekada nežinosi. Na nesvarbu, kaip ten bebūtų, mes čia tikėjomės rasti mikroschemas, tačiau viena yra. Bet čia tik multiplexeris, kuris atlieka signalų miksavimo vaidmenį. Palaukit. What the hell is this? Ar čia jau man vaidenas? Disketė? Nu taip, disketė. Nieko nesuprantu. Ar čia į gamykliškai integruota? Bet kad labai tabaluoja. Panašu, kad tiesiog prilituota prie sloto. Tai vadinasi, mes čia turėsim žaidimų? Super! O jeigu dar žuvėdrų meniu? Tai reikia greičiau žiūrėti, ar pavyks mums šitą konsolę paleisti. Iš pažiūros tai jokių įtartinų ar nudegusių komponentų nematyti. Na aišku, yra ir šiukšlių, kurias reikės išvalyti. Ir dabar matau, kad nėra varžtelio kairėje. Reiškia, kad galėjo laisvai maskatuoti pultelių lizdai. O tas nėra gerai. Gal ant dangčio yra kokia nors atrama plokštai prispausti. Tai gal varžtui buvo kažkokia kliūtis? Nu tai kad ne. Reiškia, pamiršo tiesiog įsukti. Toliau čia viskas gerai ir durelės nesulaužytos. Puiku.
Taigi ardom toliau. O čia jau visi žiūrovai pastebėjo, kad diskečių slotas yra 72 kontaktų, o ne 60. Todėl norint naudoti mums visiems gerai žinomas geltonas Famicomų disketes, bus reikalingas adapteris. Bet apie tai ir apie viską išsamei jums geriau papasakos tikras retro profesionalas, 8 bitų renesanso pradininkas, visų retromanų tėvas, iš didžiosios raidės, Bitplakis, audringi plojimai. Nuoroda į jo kanalą video aprašyme, o mes tęsime darbus. Tiesa, vos neužmiršau, kol išsuksiu visus varžtelius, patarimas Bitplakiui, kaip nesupainioti žodžių kompozitas ir komponentas kalbant apie vaizdo signalą. Ogi labai paprasta, tereikia pagalvoti apie gausybę komponentų įlituotų į plokštę. Jų yra daug ir jie vadinasi komponentai. Taigi ir 3 RGB signalai atskirai, juk irgi daug, taip? Komponentas? Komponentas. O tas likęs vienas video kompozitas. Štai taip niekada nesupainiosi. Ane, Vytauta? Okei, dabar prie darbo. O, kaip gražiai. Nu ir iškelkim. Parodyk, ką čia turi. Korpuse matosi kažkiek tai dulkių. Ant plokštės driekiasi plaukas. O takeliai lyg švarus ir be korozijos. Tačiau disketė šiek tiek šiukšlina. Palaukit. Bet ji tai 60 kontaktų? Aha, reiškia, kad konsolė pažįsta ir Famicomų disketes. Ir dabar gerai įsižiūrėjęs patvirtinu, kad šita piratinė disketė prilituota gamykloje. Šleifas pakankamai standus ir dėl to papildomai disketės nebepritvirtino. Jokio disketės tvirtinimo auselių nematyti ir ant korpuso. Tikrai keistas būdas integruoti žaidimus. Paprastai žaidimų ROM tokiose konsolėse būdavo juodas taškas jau pagrindinėje plokštėje. Procesoriaus plokštė gal išsitraukė? Ne, prilituota. Tuo geriau. Na ką, sodinam į vietą ir prasivalom? O, sulaužytas reset mygtuko dangtelio fiksatorius. Na ką, teks mygtuką išardyti ir vėliau sugalvoti, kaip jį pritvirtinti atgal. Ten viduje randame metalinę plokštelę, kuri paspaudus mygtuką užtrumpina 2 kontaktus korpuse. Šitos ausytės priklijuoti čia nebepavyks, nes laužimo jėga per didelė ir neatlaikys. Spiruoklę padėsim, viskas kitam kartui, o dabar procesorinė. O va čia jau šiukšlė, reikia išsisiurbti. Dar man patinka, kad komponentų nominalai surašyti tiesiog ant tekstolito. Ir dar ką pastebėjau, kad neįdėtas raudonas šviesos diodas. Tačiau kodėl šiame kloniukštyje diodas neįdėtas? O todėl, kad ši plokštė netitinka originalaus dangčio. Žiūrėkit. Tuoj pamatuosim. Va. Diodas būtų ne po raudonų mygtuku, o tiesiog po plastiku ir būtų visiškai nematomas. Gamintojas čia vėl pataupė. Tokiu atveju diodas išlystų štai čia, o turi išlysti tiesiai virš mygtuko. Nemažas skirtumas, ar ne? Dabar išsiplausim CPU ir PPU plokštę kontaktų plovikliu. Gal kartais pavyks įžiūrėti, ar nėra korozijos, ar taškai neįtrūkę. Lygiai taip pat apžiūrime ir transliavimo plokštę. Viską nuodugniai patikrinam, ar nėra mechaninių pažeidimų. Ir štai matom, kaip transliavimo plokštė deformuota. Matyti išlinko, kai buvo priveržta su iššokusiu maitinimo lizdu. Todėl ir matėm, kad lizdas buvo pasikėlęs. Čia tai nieko baisaus, bet galėjo įtrūkti ir pagrindinis takelis pliusas, kuris kaip tik nueina per šitą džemperį į maitinimo jungiklį. Tikiuosi nepamiršiu jo prasiskambint. Tačiau man vis tiek lieka mistika su integruota diskete. Kaip čia ji taip sujungta? Dabar supratau. Ši pagrindinė plokštė yra universali klonų gamybai. Todėl čia jau yra numatyta vieta 60 kontaktų diskečių lizdui. Tai reiškia, kad tokią pačią plokštę galima aptikti ir Famiclonuose, tik su 60 kontaktų lizdu
ir aišku kitų korpusų. Paprastai įdėjus NAS disketę, integruota disketė turi atsijungti automatiškai. Kartais būna tam skirtas perjungiklis. Tačiau čia aš jo nematau. Galimai norint žaisti NAS žaidimus, teks Famicom disketę išlituoti. Kas čia? O, lydmetalio gabaliukas. Nieko baisaus, kad jis užkrėstas netyčia ant plokštės, juk ji padengta laku. Tačiau tokie gabaliukai nuo temperatūros svyravimų gali atitrūkti ir įkristi, sakykim, tarp procesoriaus kojelių ir tada šakės procesoriui. Geriau tokius kleckus iš karto pašalinti, kad nepridarytų bėdos. Dabar dar čia neaiški situacija, kontaktai beveik liečiasi tarpusavyje. Teks juos išskirti panaudojant medinį pagaliuką ir tai padaryti didesnį tarpą tarp šleifo. Labai atsargiai, prakišam, nenaudojam jėgos. Na štai, truputį prasiplėtė, matau, kad dabar tarpas pakankamas. Tik yra nemažai dulkių, teks pavalyti. O, ir iš karto pasimatė dar vienas lydmetalio kleckas. Pašalinu ir jį. Štai koks, visai nemažas. O čia 100% įsitikinam, kad šviesos diodas išties nebuvo numatytas, nes litavimo aikštelės net nepadengtos lydmetaliu. Tačiau diodui varža jau yra, jį galima bus įstatyti vėliau. Lyg ir viską apžiūrėjau, beliks tik prasiskambinti dažniausiai pasitaikančias problematiškas vietas ir viskas. Jau turim nusistatę pypsalą ir pirmiausia patikrinsim maitinimo poliškumą. Taip, tikrai minusas centre. O pliusas išorėje. Pažiūrėsiu dar, ar nenutrūkęs sulenktas takelis. Lyg ir ne. Tada pabedžioju į litavimų vietas. Ar yra bendras groundas? Panašu, kad viskas tvarkoje. O dabar imamės 5 voltų reguliatoriaus. Ant jo nemažas radiatorius, aušinimas turėtų būti geras. Svarbiausia dabar pasimatuoti tarp kojelių, ar nėra trumpo jungimosi. Tikriname visas įmanomas kombinacijas. Čia trumpo nėra. Čia irgi nėra. O atvirkščiai. Irgi trumpo nėra. Ir taip trumpo nėra, o čia trumpo nėra. Nu tai kaip čia taip trumpo nėra, negali būti. Iš tikrųjų, juk visi žinom, kad yra. Tik mano testeris už Atlanto nepasiekia pamatuoti jo sugedimo laipsnio. Dar pasiskambinsiu. Dabar nuo reguliatoriaus, ar nenutrūkusi grandinė į pagrindinę plokštę. Nu ir čia viskas gerai. Ir dabar bebadydamas pamačiau, kad atitrūkęs vienas takelis nuo pirmo pultelio lizdo. Kaip čia dabar jums geriau parodyti? Va, turbūt matosi. Plokštė maskatavo be vieno varžtelio ir va štai pasekmės. Turbūt čia ir bus defektas. Tiesiog nei vienas pultelis čia įjungtas neveikia, todėl ir pardavė kaip dalims. Viskas dabar aišku. Bandom prasiskambint ir nieko. Ant kontakto nėra, o ant takelio yra. Paruošiu iškart takelį litavimui. Dar praeinam per visus kontaktus. Visi kiti nenutrūkę, šaunumėlis. Ir apie jungiklį.
Žinokit, kad blogas kontaktas jungiklyje išprovokuoja įtampos kritimus, dėl kurių konsolė gali glyčinti. Todėl pasinaudosim kontaktų valikliu ir čia. Aišku, patikimiausias yra tik fizinis valymas, bet patikrai bus gerai. Prasiskambinkim. Viskas gerai. Tuo pačiu susiskambinsiu ir su kondensatoriais. Gal kas atsilieps, pavyzdžiui, trumpas. Taip, pirmasis netrumpina. O kaip antras? Irgi netrumpina. Visais atvejais testeris rodė krovimąsi, tarkim, kad kondensatoriai geri. Jeigu paaiškės, kad konsolė išvis veikianti, tuomet kondensatoriai bus tikrinami juos išlitavus. Ir dabar ką pastebėjau, kad tiek audio, tiek video lizdų takeliai sujungti su stiprintuvais. Vadinasi, mes čia turėsim ir gryną kompozitą, ir garsą iš AV. Nuostabu. Kadangi daugiau įtarimų komponentai nesukėlė, atėjo metas pirmajam testui. Testams naudosiu kineskopinį televizorių su 3 bangų diapazonais. Toliau dėl saugumo konsoliai maitinimą duosiu iš laboratorinio maitinimo bloko. Taip galėsime stebėti apkrovą ir įtampos kritimą. Dabar pasiruošiu saugią darbo vietą, kilimėlį, kad nieko neužtrumpinčiau. Na ką, susijungiam su maitinimu. Dar kartą minusas centre, o pliusas išorėje, kaip daugumos famikloninių padėlkėlių. Pradžiai naudosiu prie konsolės pridėtą RF kabelį. Įdomu, ar jis geras. Aišku, kitas galas į televizoriaus anteną. Ir paduoda maitinimą. Kiek čia konsoliai reikia? 850 mA ir 9 V. Duosim 1 A kaip rezervą ir pradžiai užteks 8 V. Ir jungiam. Krokodilai įtampą jau turi, o kaip su konsolė? Pasiruošę? Pirmyn. O, maitinimo blokas rodo apkrovą 79 mA. Jau geras ženklas. Tokios srovės jau užtenka sinchro signalui, belieka jį surasti televizoriuje. Sukam heterodiną ir ieškom signalo. Kol kas nematau, perjungiam dažnį ir... Ar bus kas nors eteryje? Ei, kažką aptikau. Vaizdas nestabilus, pabandysim jį išlygint. Ir taip, ne tik sinchro signalas, bet ir disketė žaidimo meniu. Ir ką tai reiškia po biesais, kad konsolė veikianti? Labai įdomu pažiūrėti, kokiegi čia žaidimai yra. Kontra, Mario, Tetris, futbolas, tankiukai, o paskui ir viskas zaperiui, antytės ir taip toliau. Fantastika. Dabar pakelkim įtampą iki 9 V. Ekrane viskas gerai. Ir pažiūrėkim, ar tas 5 V maitinimo blokelis sugebėjo paleisti konsolę. Pradedu mažinti įtampą. Štai ir viskas. Priartėjus prie 5 V ribos, konsolė išsijungia. Teisingai pardavėjas sakė, kad ji neveikianti. Taip, su tokiu netinkamu maitinimo blokeliu tikrai konsolė neveiks. Taigi dar kartą už tai danke šön, kad pardavėte man veikiančią konsolę. O dabar patikrinkim AV signalą. Nu, jungiam. Koks gražus vaizdelis. Nors ir nespalvotas, bet būtent toks nespalvotas vaizdas yra dar nostalgiškesnis. Ir dėl viso ko pasimatuokim įtampas. Tačiau reiks tam plokštės apversti. Čia jau blogai darau, kad verčiu neišjungęs konsolės.
Atsargiai, gal nieko neužtrumpinsiu. Taigi pamatuosiu, kas išeina jau iš 5 voltų reguliatoriaus. 5,05 volto, o iš maitinimo 8,94. Taigi įtampos geros, jeigu ir procesoriuje 5 voltai, tuomet saugu konsolę testuoti toliau. Tikrai taip, 5,03 volto. Net šviesos diodas puikiai čia rado savo vietą. Tiesiog nuostabu. Dabar įsitikinus, kad konsolė veikia 100%, darbus galima tęsti ir toliau, prisijungti kokį nors pultelį. Tačiau nepamirškim prilituoti nutrūkusio takelio prie pultelio lizdo. Procedūra čia daug kartų matyta ir mano kanale, ir Bitplakio kanale, todėl nieko čia nekomentuosiu. Visiškai nieko ypatingo, tik bakst ir viskas. Dar prasiskambinam dėl viso ko. Kur čia tas kontaktas? A, čia. Jo, kontaktuoja, viskas tvarkoj. Nu tikrai tas. Patys lizdai švarutėliai blizga, pasiruošę pulteliui įjungti, tačiau kokia pultelių būklė? Ar jie veikiantis? Dar zaperio testas laukia ir tik po to galėsim pažaisti. Tačiau visą tai ir dar daugiau pamatysite kitoje dalyje. Tad sakau iki greito ir ačiū, kad žiūrėjot.